Čia Kurorto radijas ir šiandien mūsų studijoje neįtikėtinai daug, tiesiog nesuskaičiuojama daugybė žmonių, nors paprastai būdavo tuščia ir tylu. O susirinko visi į akustinį džiazo trio koncertą. Bet kadangi mes su muzikantais nesugebėjom sutarti dėl honoraro dydžio, tai išgerkit kavos, o mes vietoj tiesioginio koncerto į eterį uždėsim 10 metų senumo Linksmosios seklyčios kompaktą. Ne. Pajuokavau, iš tikrųjų koncertas bus ir kviečiu Liną Bankauską, su kuriuo kažkada ir sumanėm pačią idėją tiesiogiai transliuoti koncertą iš Kurorto radijo studijos. Kviečiu pristatyti savo kolegas muzikantus ir papasakot apie tai, ką jie čia gros. Gal aš trumpai. Grosim tai tuos kūrinius, kuriuos jau spėjome beveik užmiršti, tai iš kompakto Čiurlionis kitaip šiek tiek bus kūrinių ir tuos kūrinius, kurių dar nespėjom gerai išmokti, tai mano autoriniai kūriniai ir Luko bus pora kompozicijų. Kodėl beveik akustinis gitarų džiazo trio? Todėl, kad mano gitara tokia pusiau akustinė, kaip mano vienas pažįstamas pavadino ją transvestitas, tokia, nei tokia, tarp akustinės ir elektrinės. Richardo tikra akustinė, o Luko visiškai neakustinė, todėl beveik akustinis. Na ir pristatysiu. Tai va ta visai neakustinė gitara gros Lukas ir jisai bus pagrindinis mūsų improvizatorius šį vakarą. Akustiškai bosuos Richardas. Ir daugiausiai pusiau akustiškai akompanuosiu aš, Linas Bankauskas. Tai taip ir pradėsim nuo, kaip minėjau, iš Čiurlionis kitaip programos kūrinėlio Dainelė.